Ir dar kiek gerų progų žalgiriečiai nepataikė būtent po jo perdavimo. Būtent. Hezonė. Kroatas rodo išskėstas rankas, sako, aš Super Mario, aš šiandien būsiu karalius Kaune ir... Bet Realo veteranas suranda Gabrielį Deką ir visa kita jau istorija. Reikia Edo Kotos ir Mindaugo Timinsko, kad būtų pakartotas tas stebuklas prieš eilę metų. Aišku, kad kažkur tai arti krepšio turi skrieti kamuolys, kad kažkas galėtų beveik tik pamušti ranką. Taip. Atveju jie bus priversti žaisti pratęsimą. Edas Kota perdavimas per visą aikštę. Mindaugas Timinskas! Mindaugas Timinskas! Žodžių trūksta. Bet dabar Žalgiris turi 30 sekundės dalis. Ne. Žalgiris tiesiog neišsimeta kamulio ir... Žinai, kas yra čia durniausia? Čia yra, kad kur tie memsai yra, vienas yra memas, kur yra užvadinta BBŽ Kadarovas, ne, kažką tokio, kad neva jis nesupranta, ką daro. Šiaip Ūlė, žinai, tu gali ten kritikuoti visaip. Yra su vienu aukščiausiu IQ žaidėjų, kuris tiek daug apie viską galvoja, apie krepšinį, apie aikštelę, apie veiksmus, apie kas bus toliau. Jis tiek daug apie tai galvoja ir jisai taip viską savo galvoje yra nusibraižęs, kad čia kaip tik yra galbūt dalykas, kuris per daug save apkrauna, bet čia neteisinant. Tai vien tas BBŽ Kadarovas čia yra žiauriai pro šoną, jis neapibūdina Ulanovą. Bet jis jau ir puolime nebekepštelėjo. Jo metimas, jo veiksmai puolime nebeužtikrinti. Aš nežinau, jeigu taip ir toliau jis taps komandos ducheliu, blogąja prasme. Tu tikrai, ta prasme... Turi vieną duchą. Mes, ta prasme, tikrai kieme tai būdavo, kažkas tai duchas. Gaunas taip kažkodėl. Tai čia labai grubiai pasakiau, bet tikrai kiemo kultūrą perkeliant į krepšinį, tu gali sužlugdyti žmogų psichologiškai šitaip. Bet jaučiasi bendras fonas toks, žinai, depresinis Ūlės fonas. Aš nesakau, kad Ūlė blogai žaidžia, aš sakau, kad jaučiasi jisai turi arba tą labai gerą bangą, kaip prieš Albą, atsimeni, kur viską pataiko, viską meta, ten slyvas uždėtas, bėga, ten atrodytų nesustabdomas NBA žaidėjas. Arba turi tą savo down momentą, kur tu matai iš jo veido, kad jisai dabar yra down fazėje, žinai, ir daužo grindis nepatenkintas. Tai dabar Ūlė yra arčiau jos. Dar kalbant apie Edgarą Ulanovą, buvo keli epizodai, kai jisai neatsitvėrė žmogaus, jam per galvą buvo imti kamuoliai. Ar tai gali būti jo nuovargio pasekmė, nes jau ne pirmas rungtynės apie 35 minutės, ar tai yra koncentracijos toka ir kiti dalykai? Manau, kad nuovargio, nors nesinori, bet manau, kad šiek tiek įtakoja ir ta tokia, sakyčiau, internetinė ataka prieš jį. Nors profesionalas turėtų atsiriboti, bet man atrodo, kad jį tai veikia ir jis gaila, bet man taip atrodo, kad jis pradeda palūžti, nors bandysim, kaip sakant, jam suteikti visą pagalbą, kokios reikia mes, bet jis turi pats visų pirma išsikapstyti ir turbūt veikia viskas kartu. Jūsų nuomonė apie Ulanovą ir ar jį tikrai veikia interneto komentatoriai, nes rungtynės prieš Partizan toks jausmas pradėjo bijoti žiūrėti į krepšinio lanko pusę, dar prideda kitas skaitytojas, klausytojas The Bubble. Ką manote apie šiandieninį kapitono kabutėse norą kovoti, kai žiūrovai daugiau stengiasi nei jaunas seniukas? Postscriptum, ilgai neužmiršiu Ulanovo skersą dėjau ant gynybos paskutinės Albos atakos metu, nemaišyti su Žalgirio paskutiniam dviem atakom. Postscriptų ir jei jau liet tulžį, tai įdomu, ar kapitonas per savo karjerą Žalgiryje negaus daugiau mokesčių mokėtojų pinigų, nei koks gerbiamas mokytojas ar nusipelnęs mokslininkas per visą savo gyvenimą. Čia aišku, jau tos tulžies labai yra daug, bet atsakant į esminį klausimą čia apie jo psichologinę būklę, vakar mes su Mikaičiu sėdėjom, tiek aš, tiek Vytas mes, manau, kad šiek tiek pažįstame Edgarą Ulanovą ir lygiai ta pati mintis buvo. Pizda. Ta pati mintis dar iki Žalgirio, iki Kazio spaudos konferencijos. Pizda. Viskas. Žmogus nebemeta į kašę, kai gali mesti, nors anksčiau bazerbyderių išveisdavo per rankas. Atsimenat, buvo laikas dar praeitą sezoną. Žmogus pasuoja kamuolį į jautą, žmogus kovoja dėl atšokusio kamuolio tik imituodamas šuolį. Visiškai, absoliučiai, visiškai demoralizuotas Edgaras Ulanovas. Aš net nemaniau, kad taip gali būti, nes man visada atrodydavo, kad Edgarui yra pofik. Jis tokį įspūdį susidaro aplink save, kad jam neįdomu. Absoliučiai, dar Kazys per mažai pasakė, jam yra šakės. Arba jisai tiesiog parodė, žinai, okei, tai jeigu aš gaunu priekaištus už tai, kad imuosi iniciatyvos, imuosi lyderystės, nes ta prasme, jisai imdavosi metimus, ne, ir jisai, okei, nepataiko ir tada, žinai, nepataikė metimų, čia per tave nelaimėjom, ten su Asveliu ar su kuo, dar ten kažkur nelaimėjom, tu čia vėl nepataikė, čia klaidą padarai.
aš tada nesimsiu iniciatyvos, pažiūrėkit, kas tada bus, žinai. Tai va čia gal toksai, aš nežinau, toksai spėliojimas, bet vakar tikrai jau buvo tas atvejis, kur tu gali sakyti, kur Ulanovas, kur prieš tai tu negalėdavai, aš negalėjau suprasti to ankstesnio heito, kas darosi, vakar Ulanovas pats save tiesiog išsijungė. Net baisu, ir tai, ką darė, yra blogai, ir tai, ko nedarė, yra blogai, ir Ulanovas grįžo vėl į tą seną gerą depresinį lygį, ir vėl tada gali sakyti, kaip Žalgiris neapsigina. Ulanovas nefunkcionuoja, Butkės nėra, Heisas, kaip sakyt, ant klaustuko, ir ten kas tada, aš labai laukiu Andrėją Trinkierį, kai jisai sakys, Laurinas, what? Lukas, what? Who? Lukas, who? Tomas, who? Danielius, who? Dariušas. What the fuck? Excuse. Tikrai gali tai būti, nes, kai pavardini tokią sudėtį, tai gal tada ir klausimų lieka mažiau. Dėl Ulanovo tai akivaizdžiai buvo įsileidęs į galvą, jeigu treneris apie savo žaidėją, kuris jo numeris 1 yra pagalbingas aikštėje, Edgaras Ulanovas, jisai puikiai žino ir mato kūno kalbą, tai nesakytų tokių žodžių spaudos konferencijoje, kad Ulanovas yra tikrai įsileidęs į galvą tuos komentarus. Ir mes galim atsiminti, kad tai nėra pirmas kartas. Ulanovas yra jautrus vyras. Ir čempioniškas vakarienės visgi valgys būtent Žalgirio sirgaliai Kaune ir visoje Lietuvoje. Pirmaiginčio laimė Vilniaus Rytas. Pažiūrėkime, ką bus paruošę trenerių štabas pirmąją ataką. Kaulas po krepšiu. 2-2. Atsisako užtvaras Dovydas Giedraitis. Išlaiko gyvą driblingą. Čia Ulanovas. Dar sėkė Edgarui Ulanovui siunčiamas kamuolys. Jis žaidžia nugarą į krepšį prieš Markusą Fosterį. Man labai patiko Dainiaus Adomaičio išsakyta mintis, kad Markusas Fosteris, jeigu turi bent vieną stiprybę gynyboje, čia 2 taškai, supratote, tai Fosterio stiprybė ir įvindi kamuolį Kaulas Delorija. Pradinis sumanimas nepasiteisina, bet Rytas išsako kamuolį. Kaulas atžengęs atgal. R.J. Kaulas, Jameso Hardeno stiliumi turi 3 taškį į Žalgirio ginamą krepšį. Gerai pasijaučiu, dabar įmetas 2 tritaškius, kas nėra jau labai stabili gera pusė, tai čia Žalgiris nuo to tik išlošia. Dabar matome Radzevičius atsuka, kas irgi svarbu iš Ryto pusės, nes trečiose rungtynėse. Pasakyčiau mikrofoną, bet nesakysiu. Kai dienos pradeda ilgėti, tai ir atsibosta krepšinis. Persverti rezultatą Lukas Lekavičius, pataiko pirmąją baudą. Labai praeitose ir vėl Velički kaip granatą numetė kamuolį komandos draugai. Veličkas spėjo surasti Echodą, bet Heisas puikiai apsaugo Žalgirio lanką, o Edgaras Ulanovas užbaigė pirmąjį kėlinuką netaiklių metimų. 23. Akivaizdaus iššūkio, kaip pavyzdys dėl nesportinės kokios pažangos, ar dėl dar kažko, tai kas antroji pusė gali vis tiek būti prie, kai rungtynės eis į pabaigą, tai toksai pakankamai rizikingas šis dalykas. Prameta Lekavičius ir fiksuojama pražanga prieš Martyną Echodą. Lekavičius gražiai pašaltino Margerį Normatą, bet pataikyti jam nepavyko, o Edgaras Ulanovas Echodą jau siunčia prie baudų metimo linijos. Taip, ir Echodas turi šansą išlyginti rezultatą. Likus kiek mažiau nei 3 minutėm iki antro kėlinio pabaigos. Echodas patobulėjęs, baudų metikas. Vėl Echodas lieka prieš ne savo pozicijos žaidėją perimetre. Dimša kluptelį, išsaugo kamuolį. Ulanovas. Vėl lieka kelios sekundės iki atakos pabaigos. Ulanovas, jo metimas yra netikslus, kamuolio tuo Rytas. Tai tas Luko Ulesko buvimą aikštelėje Žalgirio trenerių štabas kaip ir nesureagavo, galima sakyti. Česnas Gormas yra ant atsarginių žaidėjų suolelio, tad... Jos Lekavičius, gera kantrybė, Ulė visiškai laisvas. Ir trumpas Žalgirio kapitono metimas Martyno Echodo atkovotas kamuolys. 2 taškus. Jie patys 4 taškai, skiria komandas. Kaulas suranda Džastiną Goramą, kuris įspūdingus šuolius sugrūda kamuolį iš viršaus abiem rankom. Apsigina prieš mažesnį varžovą. Ir iš pat pradžių stumė į tą pusę, kurią Kaulas tikrai sunkiau užsibaiginėja iš dešinės negu iš kairės. Tai fantastis darbas gynybai. Lekavičius įsivaro kamuolį po krepšiu, nusimeta Edgarui Ulanovui, 2 sekundės metimų. Ulanovas iš toli. Kamuolys pašokinėjęs ant lanko, krenta į šiaurinę pusę, kamuolį atkovoja Margeris Normantas.
Vilniaus Rytui dabar psichologiškai žiauriai reikia taškų šios atakos metu. Kas kitas eina Fosteris, turės kamuolį savo rankose tokiu momentu. Geras ir perdavimas Delo ir dėjimas iš viršaus su pražanga. Atrodo, kad Kauno Žalgiris visiškai galvojo lygiai taip pat kaip tu, Tautvydai. Kasgi kitas turės kamuolį savo...